Sveiki, mėly bičiuliai. Šiandieną esame Paluknio aerodrome pas visiems puikiai žinomą pilotą Jurgį Kairį. Sveiki, Jurgi. Sveiki. Įprastai aerodrome kyla ir leidžiasi lėktuvai, bet šiandieną užsimsime kiek kitokią veiklą, taip? Nu jo, mes šiandieną reikia, kad čia galėtų lėktuvas lengvai prariedėti. Jurgi šiek tiek yra supažindinęs mūsų su savo įprasta technika. Prietaisai, ką mes atsivežėme, tai šiek tiek naujiena jums. Nu taip, jo čia propeleriai 3 net sudėti, ar kiek čia jau dar daugiau. Mes atsivežėm reikalingą įrangą pagal jūsų situaciją sklypo. Žemė buvo tokia, sakykime, gan stipriai suplukta, ar ne, ir yra šiek tiek reljefo nelygumų, kažkur kaupsis vanduo, kažkur yra kalniukai, ar ne. Mes pirminiu etapu naudosime šį įrengimą, vadinamas grunto parašėjas, dirvos purentuvas, kitaip sakant. Tam, kad po to jau sekantis agregatas galėtų dar geresnę kokybę pasiekti. Taip, žinoma. Turim besisukantį volą, kurio kryptį galime pakeisti arba nuo savęs, arba į savęs, priklausomai nuo to, ką mums reikia padaryti, ar žemę nustumti, ar parsitraukti. Jis ir lygina, jo. Taip, jo esmė ir yra tokia, kad jisai ne tik atpurena dirvos paviršių, bet tuo pačiu jisai skleidžia gruntą, ar ne, ir tas gruntas užpildo esamas duobutes arba nuskuta kažkokius tai kalniukus. Aš bandžiau su rankom, su kastuvu, reiškia, nulyginti, bet man ne visur gavosi. Aš įsivaizduoju, kad tai yra šiek tiek sunkiau. Daug energijos, tam skirta įranga. Daug šaltibarščių suvalgyti. Ir žmogui kūro gali neužtekti. Ir cipelinų, jo. Šiaip padargas yra labai paprastai valdomas, viskas atliekama iš kabinos vidaus, operatorių mygtukais. Pasisuki padargą į kairę, į dešinę, pasireguliuoji su kitu mygtuku gylį ir pagal esamą situaciją labai greitai išsiskirstai gruntą ir turi galimybę galutinį rezultatą dar atlikti su žemės grėbliu, kurį naudosime sekančiu etapu. O tas grėblys, sakykime, kad kaip ir dabar ruošiant tą pagrindą, ar jis gali išrinkti tokius, kokius tai nereikalingus ten akmenukus, kurie ar pasitaiko, kada prie žolę siejant, arba, sakykime, kad tas idealiai toliau, kiek tai galėtų laikytis tas paviršius. Šis prietaisas būtent tam ir konstruotas ir jisai ne tik, kad išrenka, bet vėlgi tuo pačiu besisukančios sijos ir lygina paviršių. Principai yra būtent skirtas surinkti visas nereikalingas šiukšlės, akmenis iš dirvos, kad būtų jau galutinai paruošta vejos sėjimui. Šis transporteris turi 3 grandinės, kada mes grėbėme ir turime didesnį kažkokią tai kliūtį, ar ne, bet jinai yra tik tai vienoje pusėje būtent šio prietaiso, tai kita pusė nenukenčia grėbimo kokybė, nes grandinės yra 3 ir jos išlaiko sijas tiesias. Taip pat dantukai, kuriuos matote, jie yra paslankus, strigę akmenys arba kažkokios šaknis, sakykime, tarp tų dantukų, jos dantukai pasikreipia į šonus, kažkiek tais nuo sukimosi ir visos šiukšlės pačios iškrenta, to dalyko nereikia. Jo, atlikti rankiniu būdu. Tikrai technikos lygis auga, kokybė ir žmonių supratimas tą, ką daro, sakykime, jisai pasidaro tikrai toks tobulesnis ir kokybiškesnis tas pats darbas. Tai va, džiugu, kad žinot, ką rinktis. Nu tai ką, ačiū Bobcat.